Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir šiandien esu Latvijoje, Latvijos drop-zonai ir šokinėsim iš lėktuvų, ne tokio dėja, šito senovinio kukurūzniko supuvusio, bet esu dabar tokiame Skydaivo kempe, tai yra kaip sporto stovykla, atvažiavome šokinėti su treneriais, mokintis naujų dalykų. Tai toks bus daug darbo, daug reikalų ir įdomi kelionė tuo, kad ne dėl smagumo šokinėsim, o dėl patobulėjimo. Tai bus intensyvu ir manau bus įdomių šuoliukų, techniškų. Tai tikiuosi, kad oras irgi pasiteisins ir bus geras, galėsim normaliai pašokinėti. Ir laukia va tokie va nuotykiai. Tai vienas pirmų dalykų, ką padarom atvažiavę šokinėti, įsijungiam prietaisą, kuris ką daro, Mariau? Kuris, jeigu mes neišskleistumėm parašiuto, užskleistų už mus automatiškai. Atsarginį parašiutą. Labai nesunkiai čia įjungiam. Toks daikčiukas gali išgelbėti gyvybę. Štai ir viskas. Viskas? Taip. 1, 2. Šuolių parašiutas paruoštas. Dabar reikia tik save paruošti. Eisim dar pasibriefint. Čia papasakos, kaip ką leidžiamės, kokia kryptimi. Ir iš tikrųjų šitą kelionę man dar papildomo streso kelia ne dėl to, kad čia labai sunkus ir sudėtingi šuoliai bus, kad nesumaut jų, bet ir dėl to, kad aš turiu naują parašiutą, gerokai mažesnį, greitesnį, sportiškesnį negu prieš tai turėjau. Tai šiek tiek streso yra su juo skrist, kaip ten seksis, reiks jį išbandyti, pradžiai kažkaip konservatyviai, atsargiai leistis, sumažinau dar labiau parašiutą. Dabar skrisiu su Valkyrija 84 kvadratinės pėdos. Taip skaičiuojasi parašiutų dydis. Tai baisiai mažiukas, mano šitą maikę didesnė už tą parašiutą. Tai va. Važiuojam. Okay, you know how to do it, yes? Do not push down, yeah? I will forward, better here. Yeah, from both sides, it's 3 person. I will drive. Išstuminėjom lėktuvą iš angaro. Tai šitas lėktuvas vadinasi platus PC-6 Porteris. Jis yra sukurtas Šveicarų ir Šveicarijoje sukurtas būtent skraidyti kalnuose, kad galėtų pakilti ir nusileisti trumpose pakilimo takose, tai padarytų greitai. Yeah, all good. Toks lėktuvas kainuoja tarp 1 ir 2 milijonų eurų. Jis yra turbopropas, turbininis lėktuvas. Skydaivui yra labai tinkamas, nes telpa apie 10 žmonių be piloto ir tai yra pats tas šokinėjant parašiutais. Ir stuminėjom lėktuvą ir... Dar užpilsim šiek tiek kuro ir kilsim. Tai labai svarbu, jog šitas lėktuvas yra nei per didelis, nei per mažas. Jeigu jis būtų mažesnis, tuomet labai ilgai reikėtų laukti savo pakilimo ar savo eilės šokti, o jeigu būtų gerokai didesnis, galbūt būtų sunku surinkti bortą ir po pakilimo reikėtų gesinti variklį, o tokio lėktuvo variklio gesinimas reiškia ir didesnius kaštus ir tai, jog po kiekvieno gesinimo reikia daryti pertrauką tam, kad tokio tipažo variklis turi atvėsti ir taip sulėtėtų rotacijos ir būtų galima padaryti daug mažiau šuolių per dieną. Tai yra 3 lėktuvas Latvijoje. 1 lėktuvas buvo Cessna su įskleidžiama važiuoklė ir pilotas pamiršo išskleisti važiuoklę ir nusileido ant pilvo, taip jį sudaužė. 2 taip pat buvo Pilatusas, labai panašus lėktuvas ir šiemet jį taip pat sudaužė. Galėjot matyti per žinias, visai garsiai nuaidėjo per žiniasklaidą, kaip tiesiog lėktuvas pakilęs pakliuvo į didžiulę audrą. Kai kurie parašiutininkai spėjo iššokti, o vienas iš lietuvių netgi liko tame lėktuve, avariniu būdu leidosi ir patyrė nemažai traumų. Einam klausyti briefingo, papasakos apie drop zoną, informaciją, kur kaip leistis, kaip ką daryti. Išklausysim, ką čia turiu papasakot. Gal parodyti, pasižiūrim. Tai atvažiavus į tokius renginius visą laiką būna saugumo apžvalga, galbūt iš viso kažkam čia yra pirmas kartas šitam aerodrome ir mūsų pažindina su visa vietovė, kaip atrodo aerodromas iš viršaus, kur galbūt reikėtų avarinio būdu leistis, jeigu kažkas atsitiktų ir panašias visokias detalės. Na, o vėliau mūsų pažindina su mūsų treneriais, kurie mus treniruos visos stovyklos metu visas ateinančias 4 dienas. Va tokią va rodiklę turim, milžinišką
kad iš dangaus matytųsi, į kurią kryptimi reikia leistis. Tai jinai rodo nuslydimo kryptį. Labai patogu. Na ir keliaujam susipažinti su savo pirmos dienos treneriais. Oi, labai patinka man mūsų kaučas. Jisai atsipūtęs nuo pat ryto. Atsipūtęs ir pripūtęs, labai geras kaučiukas, daug papasakojo. Ir koks mūsų planas, maliukai, tai ką, tiesiog iššok. Kapučino šuolis, kur net nežinom planą iš tikrųjų. Tiesiog reiks sekti treneriuką. Atsipalaiduoti šokus, ne? Jo. Tai simple. Labai simple. Labai geras, bus smagu. Be galo. Sakė, svarbiausia, iššok normaliai ir dingti šuolio normaliai pabaigoje. Jo. Viskas. Nu, kad nematytume viens kito gale. Jo. Toks tikslas. Nu, patikrinsim, kas gausis. Parašiutininkai ruošiasi lipti į lėktuvą. Visi užsidėję savo rigus, parašiutus. O kažkas mums ruošia puikią nuslydimo aikštelę. Treneriui davus signalą, verčiamės iš lėktuvo, iš tikrųjų visi susikabinę, iššokame, bet neužilgo pasileidžiame ir pradedam trekinti, tai yra skristi kampu, viena kryptimi ir treneris veda, mes tiesiog bandom prie jo prisitaikyti ir kuo arčiau skristi. Na ir kaip matot, jisai pradeda visokiausius posūkius, judėti po tą dangų, blaškytis ir mūsų tikslas kuo arčiau jo laikytis. Kiekvienas iš mūsų turi labai tikslę vietą formacijoje, tai kaip matot, Mariukas ir Deividas baltai apsirengę skrenda ant nugarų. Aš dešiniai pusėje, va čia mano kameros vaizdas, skrendu ant pilvo ir laikausi treneriui iš dešinės ir turim laikyti savo vietą labai tiksliai, kad netrukdyti vieni kitiems. Na, o likus 1,5 kilometro iki žemės skirstumės. Jau, nu tai ką, šuoliukai čia eina kaip gerai trasą įsivažiavę. Pirmą šuolį, kai dariau, šiek tiek susivarčiau Nexto, tai turėjau visą laiką vytis Hebrą ir nebuvo puikus mano šuolis. Antras buvo labai smagus šuoliukas ir labai gerai gavosi. Dabar darėm trečią ganėtinai sudėtingą ir šiaip įdomus kaučas, toks Nimo treniruoja čia mus ir labai įdomus kaučas su savo priėjimu prie treniruočių, kad nesudėlioja labai tikslaus viso plano, o daug palieka erdvės, kuris nepasako, ką darys ir mums tenka prisitaikyti ir taip lavina mūsų reakciją, greitį ir žaismingumą tikriausiai, kad tiesiog visą laiką būt negalvoju susidarius planą, o būt atviram ir galėti prisitaikyti, prisiderinti prie visų. Tai va, tai labai įdomus šuoliai. Po kiekvieno šuolio mes turim briefingą, tai tiesiog treneris, peržiūrim su treneriu savo šuolius, video šuolio, ką ten veikiam, ką ten darėm, visiems duoda pastabų, ką koreguoti. Ir tada jau dėliojamės kito šuolio planą. Dažniausiai būna kažko panašus, tai kažkokį elementą prideda, pasunkina tą šuolį. Ir taip augina ir vis sudėtingumas auga šuolio. Tai va, tai labai fainas treneris, labai energingas, daug energijos, labai smagus ir nežinau, čia visom dienom šokinėsim su tais pačiais, ar keisis tie treneriai, bus matyt. Bet šiandien esu labai patenkintas jo, labai geri briefingai, labai smagus čiūvas. Tai va, tai jau dar taip ir varysim šiandien visą dieną tos šuoliukus, kiek tik oras duos, o oras panašu, kad duoda. Tai bent jau 6-7 šuolių šiandien darysim. Kosminis šuolis, tokio greitumo senai nedarė šuolio, pažiūrėjau vidutinį greitį, tai tiksliau greičiausią greitį ant kilometro 900 buvo 457 km per valandą. Įrūrinom normaliai, kaip jau tiesi, Deivi, tokį greitį išvystęs? Jaučiuosi greitas. Greitas, greituolis. Na ką, dienelė pasibaigė, šuoliai, gražuoliai, visokių turėjau. Emocijų šiandien patyriau, buvo ir nusivylimo, liūdesio, nes kai kurie šuoliai ne taip gerai pasisekė, susimoviau, bet čia to atvažiavom mokintis, tobulėti, neturi viskas puikiai gautis. Tai jo, tai visą spektrą emocijų praėjau, bet labai smagiai su kraštinuku šuoliuku užsibaigiam, tokį greitį išvystėm, kad net neina patikėti, kad taip gali žmogaus kūnas greit judėti be motoro ar kažko tai. Tai va, tai 457 km per valandą. Čia nesąmonė kažkokia. Tai va, tai puikiai dienelė. Su Nimo labai gerai paskraidėm, labai gerą jo charizmą, labai gerą energiją, daug energijos davė,
super, toksai energingas čiūvas ir gerai užkrėtė tą energiją. Tai va, rytoj, kaip suprantu, tikriausiai keisis tie kaučiai. Ir taip vis kažką mokinsimės iš visų po truputuką. Tai labai laukiu jau rytojaus. Orai atrodo, kad neblogi bus ir turėtumėm judėti. Šiandien padarėm 6 šuolius. Planuojam kasdieną daryti po 6-7, kaip orai duos. Tai vat, tokia dienelė. Varysim valgyt, ilsėtis, gal ir į pirtelę nueisim kokią. Tai va, chill. Nu ką, pradedam antrą dieną, puikiai dienelė, orelis nepriekaištingas, mėlyni dangus. Mariukai, kaip nuotaikos antrą dieną? Dar geresnė šiandien, oras dar geresnis, treneris irgi labai geras. Tai šiandien su kitu treneriu šokinėsim? Šiandien su kitu treneriu šokinėsim. Su kuo tokiu šokinėsim? Su Will Penny. Will Pennis. Įdomesnis vardas, bet labai geras. Jis yra pasaulinio lygio sportininkas ir treneris. Jisai čempionas kažkieno? Pasaulio čempionas yra. Okay. Freestyle rungties pasaulio čempionas. Tai jisai moka skristi bet kaip. Supratau, tai mes kažką bandysim su juo pavaryti. Išmoks kažką. Kažką išmoks, ką jis mokins mus, neaišku. Jo, labai įdomu, nauja patirtis. Ir tikimės labai geros dienos. Nu, tai važiuojam į dieną, važiuojam į šuolius. Ir diena prasideda. Palyginkite studentišką kuprinytę su mamaniške. Kokia mažytė graži. Studento parašiutas milžiniškas. Opa. Wow, vyva. Daug smagiau šokinėti su mažiuku. Jump. So you guys all have the skill to exit and do this build quickly. Okay, it was really nice actually, but we can be a bit more efficient. Good job, Anton. Dylan, also nice extraction, everything good, but just accelerate. Tai šuliukas labai neblogai gavosi, tik tais Davidui nesigavo. Davidas šį kartą susišiko šitą šuolį. Šiaip nebūčiau gal šiandien pasakojęs apie tai, nes čia tokia maža detalė, bet Davidas kiečiausias Lietuvos skydaiveris, freeflyeris, sušiko šuolį. Labai smagu dėl to man, nes aš tai gerai pavariau. O Davis šiek tiek sugadino. Bet nieko, dabar kartosime ir bus geriau. Davi, kaip jautiesi sušikę šuolį savo? Gėdingai. Dar tu čia prie manęs pristoji, dabar viską čia viešinsi? Dabar šitą viešinsi. Tik dėl to, šiaip nebūčiau net pasakoti, bet kadangi tu sušikai šuolį, tai reikia papasakoti žmonėms. Kaip sakoma, gera pradžia pusė darbo, taip ir geras iššokimas iš lėktuvo gali būti pusė skrydžio sėkmės. Tik iššokę iš lėktuvo neriam kuo greičiau atsidurti šalia trenerio į savo slotus, į kiekvienas savo turimo paskirtą vietą skrydžio formacijoje. Na, o treneris jau rūpinasi mūsų skridimo trajektoriją, jis pasuka šiek tiek nuo lėktuvo kurso, kad mes nepaskristumėm po kitais parašiutininkais ir tada galim pradėti savo programą. Neriame žemyn, užstatiname realiai, varom žemyn galvą ir perinam ant nugarų, pradedam suktis, tai yra karvinti ir treneris vėl keičia kryptį ir perina ant pilvo. Na ir visas darbas yra sekti trenerį, išlaikyti savo vietą formacijoje ir taip pat vadinama head levelį, tai yra, kad visų galvos būtų tam pačiame lygyje. Taip išlaikom saugumą, na, o paskui skirstumėmės ir skleidžiam parašiutus. Pietų pertraukėlę, šiek tiek užkandom, pailsėjom, hebrytį dar užkandžiauja. Parašiutai supakuoti, jau padarėm, atrodo, 4 šuolius jo. Realiai visus tą patį darėm, tobulinom, tai jum polius tik tais jaučiu geriausią variantą. Išlaižėm, išpolišinom, kad būtų kuo geresnis. Ir dabar jau paskutiniam 2-3 šuoliam keisim šuolio planą, kažką kitą darysim. Bet va taip va tos dienelės įbėga. Labai geras treneris, patinka. Dabar einu išgerti kavytės, atsipūst. Ir važiuosim toliau. Labai geras šuoliukas buvo, neįtikėtinai patiko. Taip gerai išėdėm, kad net nežinau, kur dėtis. Taip smagu, taip smagu. Iš tikrųjų labai svarbu, kad grupė būtų panašiame lygyje ir labai džiaugiuosi, nes mūsų grupė tikrai labai stipri, labai gerai visi skrenda ir greit suskrenda į formacijas ir galim
lankščiai ir daug dalykų nuveikti danguje kartu. Na, o jeigu grupė yra silpnesnis žmogus, jam visą laiką bus šiek tiek per sunku, viskas nesigaus ir tai demotyvuos, o tas, kuris yra per daug stiprus grupėje, jam bus neįdomu ir jisai netobulės ir nieko neišmoks. Tai šis šuolis gan panašus į prieš tai buvusi, tik turim va šitą naują elementą, kai treneris skrenda aklai ir atbulai nerdamas praneria pro mus, taip jis turi mus pasitikėti. Biškai pakeitė šitą, netgi palengvėjo iš esmės šuolis, nors jausmas bus toksai netgi geresnis to viso skrydžio. Tai dar vieną pakartosim ir manau šiandien dienelė pasibaigs. Jo, einam į lėktuvą, daug čia tų parašiutų šiandien pripakavom, nieko neveikiam, tik pakuojam visą dieną. Nu ir biškai šokinėjom. Labai gerą sporto stovyklą. Turim netgi sistemą, kaip susėsti lėktuvą, tai lėktuvą lipa pirmi tie, kurie šoks paskutiniai, o paskutiniai lėktuvą lipa tie, kurie iššokinės pirmieji. Tuomet dauguma mūsų susėda ant suoliuko, kiti ant žemės. Tikrai smarkiai susigrūdę, susėdam ir laukiam, kol pilotas pakils į 4 km. Paskui labai svarbu yra, kaip išlipsim į duris, kaip sustosime durise. Tai kiekvienas turi specialiai savo vietą, palei tai, kokioje vietoje skris formacijoje. Šitame šuolyje visi šokam ant pilvų. Ir kai jau visi išlendam į lauką, sustojam, treneris įsitikina, kad visi yra pasiruošę, palinksi ir duoda signalą atsiskirt nuo lėktuvo. Antonas šiek tiek susivarto ant iššokimo, bet tai neišmuša iš vėžių trenerio ir toliau galime skristi ir rinktis į formaciją. Kaip mato, treneris iš karto nusuka nuo lėktuvo skridimo kurso, tam, kad nesimaišytumėm kitiems parašiutininkams, kurie šoks po mūsų. Na, o kai visi yra savo vietose, treneris pradeda manevrą ir mes tiesiog turim jį sekti, net nerodo mums signalo ir tiesiog neriame žemyn, statinamės ir labai švelniai smooth perinam ant nugarų, išlaikydami savo vietas formacijoje ir lygiai taip pat verčiamės atgal, perneriame ant pilvų. Iš karto po to darome statų posūkį ir visas raktas yra visą laiką išlaikyti savo vietą formacijoje šalia trenerio, ten, kur esi paskirtas. Na, iš šuolio pabaigą paleidžiam pilnus gazus ir tada išsiskirstume į skirtingus kampus, kad galėtumėm saugiai skleisti parašiutus saugioje oro erdvėje, kur nėra kitų parašiutininkų. Tik išsiskleidus parašiutui yra tam tikra rutina, tai pirmoje vietoje susitvarkau slaiderį, tai yra medžiaga, kuris sulėtina parašiuto skleidimąsi, ją susitvarkau, kad jinai man nesimaišytų, iš karto atsileidžiu krūtinės diržą ir pasitaisau kojų diržus, kad patogiai sėdėčiau. Tada pasitvarkau savo raizerius, už kurių imsiu posūkių metu ir pasiemu vairus, su kuriais leisiuosi. O atėjus laikui pradedu daryti 270 laipsnių posūkį, taip sugeneruodamas milžinišką vertikalų greitį, kurį paverčiu horizontaliu greičiu ir taip išsivedu savo parašiutą ir švelniai nusileidžiu ant žemės. O, vaikeli! Kaip man patinka šokinėti parašiutais, kas gali būti geriau, o brolau, pasakyki man prašau, kas gali būti geriau. Aš nežinau. Jeigu jūs žinot, pasakykit man komentaruose, galite parašyti, chebra, kas gali būti geriau, negu vat taip iššokt iš lėktuvo, tokį šuolį šert, būt arti su formacija kartu, o besileidžiant parašiutu taip prašvilt, kad net į kelnes galim apsidaryti. Na ką, dar viena antroji dienelė puikiai pasibaigė. Neįtikėtino grožio sunsetuką turėjom, kraštinuką, patį kraštinį, kaip mes sakom, ne paskutinį kraštinį šuoliuką. Tokio grožio aš tiesiog apsivert norėjau, kaip ten patiko man. Labai gražu buvo, tikiuosi jums tie vaizdai daro įspūdį. Tai vat, o dabar laikas ir sėtis, žiūrėti day video, čia sumontuoja chebrytę, užkandom jau ir sėsimės. Ruošimės rytoj, turėsim naują trenerį, bus įdomių šuolių. Labas rytas, suraitytas ir mes važiuojam į trečią savo šuolių dieną. Bus vėl neįtikėtinai geras orelis, mėlyni dangus, negalim patikėti, kad taip sekasi mums čia būti toje Latvijoje. Nu ką, mariukai, vėl komentuojam naują šiandieninį kaučą, kas ten toks per ponas šaunuolis mus šiandien šokdins ir mokins.
Jo, tas šaunuolis turi belę kiek šuolių, 10 000, labai kietas treneris, labai daug turi patirties, vokietis, Okay. berods, o gal ne, nežinau. Vokietis bent jau gyvena Vokietijoje. Gyvena Vokietijoje, tai tikrai, jo. Bet toksai ramesnis, manau, kad bus metodiškesnis Okay. ir pažiūrėsim, ką jis padarys iš mūsų. Turėtų būti smagi dienelė, nes orelis Orelis vėl ledas. spengia net ausyse iš gerumo. Spengia koksai mėlynas dangus. Oi. Pailsėjai po vakarą? Taip, Vakar gerai pavakarojat? šiek tiek pasėdėta buvo. Pasidėta neblogai, kai po šuolio atsipalaiduoti reikia. Atpalaiduotas raumenis. Reikia atpalaiduoti raumenis. Reikia atsipūs šiek tiek, ne? Taip, Negali būti visą laiką įsitempęs. įsitempęs tikrai negali. Nu. Tai gerai. Žiūrim, ką čia rodys tas treneriukas mums ir manau, kad bus šiandien dar daugiau puikių šuolių. Tikrinam. Nu, šiandien labai sudėtingi šuoliai. Sudėtingi tuo, kad pajungia head-upą. Tai reiškia, kad turim surasti kojom žemyn, galvą viršun ir tai ganėtinai sunku techniškai, sunkiausia tikriausiai visam free-fly'uje, visam skrydyje sunkiausias pratimas ir technika, tai reikia ją įvaldyti ir man dar tikrai trūksta, manau, silpniausia grandis esu grupėje. Bet ką tik šuolį, kurį darėm, turėjom incidentą jame. Deividas su Dylanu susidūrė ir biškai išsibarstė visas šuolis. Labai smarkiai neužsigavo, bet nefainai susidurti ore tokioje vietoje. Viskas gerai baigėsi, netgi pavyko dar pratęsti šiek tiek šuolį. Ir po 4 šuolių keičiam šuolio planą. Šiek tiek kitokį jau darysim. Iš jų darymą interesnį ir sudėtingesnį. Ką tik pasipraktikavom ant žemės, ant popieriaus, taip sakant, labai sudėtingai atrodo ir komplikuotai, bet pačiu jeigu pavyks, tai čia bus vienas įdomiausių šuolių, kokius sudaręs, tai tikiuosi, kad išeis. Parodysiu jums tą šuolį, pažiūrėsim, kaip čia viskas gaunas. Manau, kad šiandieną su to šuoliu ir užbaigsim visą dieną, dirbsim ties juo. Šiandien taip pat yra pasikeitus vėjo kryptis. Šitą didžiulę rodiklę indikuoja, kad leidžiamės į kitą pusę. Ir šiandien jau leidžiuosi į pagrindinę high performance vadinamą aikštelę. Tai labai smagu nusileisti prie pat vartelių. Ir labai smagus posūkiai. Labai daug adrenalino dar po viso šuolio nusileidžiant kupolų. Svūpinti 250. Šitas šuolis ganėtinai neįprastas, nes tik atsiskyrus nuo lėktuvo iš karto pasidaliname į 2 grupės, 3 ir 3. Tai mūsų treneris veda vieną grupę, o mes su Marium skrendame į Deividą, kuris veda mus 3. Tik pradžioje abi 2 grupės skrenda viena kryptimi, bet davus treneriui ženklą, abi grupės pradeda suktis į skirtingas priešingas pusės, prasukam po pilną ratą ir vėl sueiname į vientisą liniją ir tą padarom užtrauktuką, tai yra skersai vienas kitą perinam ir pakeičiam kryptį. Tuomet vėl sukamės ratu ir vėl išeiname į tą pačią liniją, treneris su Deividu skrenda vėl tiesiai ir šitoje vietoje pradedam skirstytis tam, kad turėtumėm daug oro erdvės skleisti parašiutus. Išsiskirstymas ir pabėgimas vienas nuo kito yra vienas svarbiausia saugaus šuolio dalių. Marius nusileisdamas taip pat suka 270 laipsnių posūkį ir taip savo gražiai nusileidžia į pagrindinę nusileidimo aikštelę. Kaip gerai, 7 šuoliukai šiandien padaryti. O šiandien tai turėjau visiškai emocijų karuselę, roller coasterį tokį. Labai fainai, pirmi 4 buvo, o ten paskutiniai 3 buvo labai intensyvus ir labai sudėtingas šuolio planas, nors to, vadinkim, antrųjų etapų, kur darėm tos 3 šuolius, pirmas buvo tikrai sėkmingas ir neįlinom, antrą pasunkinom, tai, kaip sakant, prieš paskutinis mano šiandieną šuolis 6, taip sufeilinau, taip baisu buvo, nes neišskridau, neišsilaikiau, kur turėjau būti ir paskui ten pasimečiau, visiškai chaotiškas šuolis. Žiauriai baisu buvo, nes daug žmonių mačiau, kad nieko nesugadinti, niekam nieko na žodžiu, toksai daug streso, nusileidimas irgi baisiai prastas. Tai žodžiu, viskas buvo blogai. Tai būčiau tokia nata pabaigęs dieną, nors ir pavargęs labai, bet būtų liūdna buvę. Bet padarėm dar vieną šuoliuką, kraštinuką 7 ir viskas pavyko puikiai. Uoga, ledas, ta prasme. Tai sakau, toks emocijų karuselė, kur pradžioj tokio liūdesio daug davė ir pykčio ant savęs ir panašiai. Ir tada diena užsibaigė su dideliu džiaugsmu.
Tai džiaugiuosi, kad taip gerai pavarėm šiandieną su Robu ant trečiuoju mūsų treneriu. Na, rytoj, paskutinę dienelę, turėsim dar kitą treneriuką ir užsibaigs mūsų stovykla šitą sportinę. Tai irgi nekantrauju tą dieną važiuoti, bet reikia poilsio smarkiai pailsėti, nes kūnas jau pavargęs, nugaras skauda, nuo tų pakavimų, nuo šokinėjimų, tikrai tempas didelis. Tai vat, tai einam ilsėtis. Gal reikėtų pafilmuoti kažką, ką mes veikiam, ilsėdamės, nes turime žiauriai gražią vietą. Tai pabandysim pafilminti ir parodyti jums. Šokam? Tai kad aš tie debilai jautinų užsisakė. Pasakai, viską pasakai. Kaip, aš užruoštų žmoną. Kaip tu šiandienėlį, tu takis Zaibis buvo prie šios salos, Zaibis pasiekė pagyvenę. Nu gerai, davai, viskas. Mes how you fucking do it. Bernat, apsaugai patinka daug šnekėti, buvo su moterim viską pasakė. O tu nepasakė nieko? Ne, nu tai pasakos man įdomu. Pala, aš tai dabar čia filmuoju tave. Kiek laiką filmuoji? Nežinau, galbūt tai kontroversiškai atrodys, įdėsi šitą į vlogą. Ar kiek filmuoji? 3 sekundės. Ai, dar pasakai. Sakai, kokai? Ne, dėjai, papasakok, kad tas šiandien dienelė, kaip tau šiandien dienelė buvo. Tai... Nu, papasakok. Žmonai tiesiog pasakoji. Buvo 7 šuoliai, geras oras, atvažiavęs skaniai pavalgyti ir vadama namuose. Gera dienelė? Puikiai dienelė. Kaip šuoliukai? Įdomus. Darėm, ko nedarėm prieš tai. Ką gero padarėm šiandien? Kiek čia, papaaiškink, kiek čia yra ahujienas, kiek čia yra sudėtingas šuolis? Nėra labai sudėtingas. Nėra sudėtingas. Reikia tiesiog turėti 6 žmonės, kurios daug pasitikėtum, ne? Maždaug pasitikėtum. Pas Lietuvoje daug nesurinks 6 žmonių. Ta šansų tokiam. Drop the mic, right? Drop the mic, nesurinks. Viskas. Dar. Jasna, nu tai gera dienelė buvo. Puikiai, dabar puikiai užbaiginėjom. Į pirtelę? Į pirtelę, į kažką, į plaučius. Į plaučius, sako. Supratau. Labanaks. Bet jisai aukščiau baltas. Tas šis aukštas, tai gal nepakeičia. Bet šitas tai kad tai žemės. Bet šitie tai žemė. Pažiūrėk, čia nieko nėra. Debesų ekspertai, ką galite pasakyti apie šitus debesis? Žinovai, ką čia, šoksim, nešoksim? Sluoksniuojasi tie debesis. Viskas paaiškės. Reikia pakilti. Gerai, kad mes ne pirmam pakilime. Patikrins. 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 Jeigu sušlaps, tai mes nevarysim. O jeigu nesušlaps, tai varysim. Debesų ekspertai. Tai prasideda 4. dienelė, kaip ir paskutinioji šuolių diena šiandieną. Bet dangus va toksai, kaip matot, apsitraukęs, nebedovanoja mums gražios 4. dienos. Tai bus matyt, lauksime visokiausių skylių, kažko danguje medžiosime. Tai va įdomus faktas, kad Lietuvoje, Pabaltyje, čia gyvenantys parašiutininkai šokinėja per debesis. Ir it's okay kažkaip tai, palei GPS pasižiūrim, kur esam ir kažkaip iššokam. Kai tuo tarpu, kaip pavyzdžiui, Amerikoje net negalima ir nevyksta šuoliai, jeigu jau lėktuvus skrendant nematai žemės per debesis, jokio šuolio nebus. O mes tikrai debesis šokam. Taip pat tokių yra skirtingų standartų taisyklių. Tai va, tai šiandien gal padarysim tų šuoliukų kažkokių. Turim kitą treneriuką. Gali būti, kad šiandien mažiau skraidysime, trekinsime ir daugiau krisime žemyn, stačiai vienoje vietoje su mažiau judesio. Tai bus matyti, kokie čia tie šuoliai gausis, bet tikiuosi bus puikus. Visgi šuoliai buvo labai prasti, bent jau man sunkiai sekėsi, dariau viską, kas yra ne mano komforto zonoje.
Tai labai daug straglinau, daug feilinau, labai nesisekė. Vienu metu Antonas mane numušė, išmušė, aišku, neužgavo, bet taip išmušė iš vėžių, kad kol atsigavau, grįžau prie grupės, jau buvo laikas dingti ir skleist parašiutus. Nors vaizdai tikrai įstabus ir skrist per šitokius debesis yra labai gražu ir smagu, bet man labai sunkiai sekėsi priskristi prie grupės, ateiti savo vietą į sutartą tašką, kur turėjau būti. Ir tai šitą dieną tik ir parodė, jog dar yra labai daug kur tobulėti, ką mokintis. Ir šitam įgūdžių šlifavimui ribų nėra ir tobulėti galima be perstojo. Na ką, šaliukai labai netikėtai pasibaigė. Padarėm 24 šuolius, pradėjo chebra išvažinėti namo, subirėjo mūsų rotacijos, nebegali lėktuvas rotuoti non-stopu. Stabdyti jo neapsimoka, nes už stabdymą reikia iš naujo užkužinėti ir kainuoja pinigus. Tai va, iš tikrųjų tai sunku buvo šiandien skristi, daug jėgų reikalavo sudėtingi šuoliai, bet jėgų nėra, nes 4 dienas iš eilės varyt, 24 šuolius padaryti per, čia mano, nežinau, 4/4 standartinio sezono, per 4 dienas ir labai intensyvų, kūnas nuvargęs, mažai miego, geri vakarai su draugais. Tai va, ir tenka pabaigti anksčiau šuolius negu planavom, nors dar oras gal ir leistų, tas apsiniaukęs dangus. Labai aukštai tai debesis netrukdo. Tai va, bet šiandien labai sunkiai sekėsi skrist. Iš tikrųjų toksai ganėtai nusiminęs ir liūdnas esu, nes sunkiai sekėsi, bet čia dalis sporto ir yra, kad ir turi sunkiai sektis sunkus dalykai, kurių mokinamės. Ir tuomet ateina laimė ir džiaugsmas, kai pavyksta jie. Tai va, tokia gaida iš tikrųjų pasibaigė tokiu vaibuku, bet jaučiuosi daug išmokęs. Tikrai sudėtingi šuoliai ir žiauriai kieti treneriai tai daug išmokino. Tai tobulėti reikia toliau ir važinėti į tokius kempus ir jie labai skiriasi nuo tų visokių festivalinių šuolių, kur ten dėl smagumo šokinėjom, čia visi darbiniai tie šuoliai. Kažką mokinomės, tai jo, o taip ir yra čia. Viskas emocijų roller coasteris, karuselė, kai nesiseka liūdna, kai sekasi linksma. Tai vat, tai ačiū, kad žiūrėjot, fainas vidosas, manau, gavosi ir džiaugiuosi, kad jūs domina skydaivas ir tada siūlau prisijungti prie mūsų. Įsilaikyti FF ir šaudyti su mumis kartu į tokius šuolius. Tai susitikim danguje. Čiau. Like a cockroach between the net and the glass. You can press. Get your balance again.